laimingų naujų, gal kas nors nesupras ir neatleis, o tu pakelk linksmybės taurę su draugai. Naujieji metai. Sveikinu visus su naujaisiais. O aš naujosius pradedu Alytuje, Švento Benedikto gimnazijoje. Čia mokosi labai gudri 11-okė Kornelija. Taip pat su ją susitiksime, bet dar šiek tiek. Laimingų naujų, laimingų naujų. Tai papasakok apie save. Su naujaisiais metais. Tai esu Kornelija, man 16 metų, gyvenu Balbieriškai, turbūt net nereikia sakyti, kur jis yra. Kaip matot, mokausi Alytaus Švento Benedikto gimnazijoje. Šiame projekte dalyvauju jau 2 metus. Aš noriu įrodyti tai, kad nebūtinai žmogus žino daug, jeigu jis skaito knygas. Nes aš, kaip žinia, knygų skaityti nelabai mėgstu. Tai tiesiog mano žinios yra tokios, kokias aš išgirstu ir aš jas įsimenu. Tu nemoki skaityti. Skaityti aš moku, nes kitaip aš nebūčiau išėjus iš 1 klasės. Kornelija iš tiesų yra protinga mergaitė. Savita. Čia tikriausiai jos pagrindinis bruožas, kas labiausiai krenta į akis. O tai yra labai gerai. Kornelija yra labai protinga, visais klausimais turi savo nuomonę, kuri dažnai išsiskiria iš kitų nuomonių, bet tuo ir yra įdomu. Jos nuomonė beveik visada būna netikėta ir labai įdomi kitiems. Ką veiki laisvalaikiu? Šiaip priklauso iš tikrųjų nuo nuotaikos, mėgstu papiešti. Pieši? Piešiu iš tikrųjų tai tik tai, kas man patinka, nes tai, kas man nepatinka, man paprasčiausiai nesiseka. Groju su pianinu. Lankai kažkokią muzikos mokyklą ar tiesiog? Ne, prieš 3 metus jau baigiau. Turi namie pianiną? Turiu. Kokį? Juodą. Juodą? Geras, juodas pianinas. Su naujaisiais metais tai. Kur galėtų Kornelija būti po, sakykime, 10 metų? Aš įsivaizduoju vis tik tai Kornelija mokslininkė, ko gero. Nes jinai ir pati svajoja ją tapti. Netgi jinai svajoja apie Oksfordą. Su naujaisiais metais jūs? Dėkui, jūs taip pat su naujaisiais metais. Dėkui. Matai, ko palinkėsi Kornelijai? Didelės sėkmės, pusfinalyje būti pirmąją, finale, galbūt antrąją. Pritariu Matui ir kad parodytų visą savo žinias. O jinai jų turi? Tai ne. Tai kaip jinai, tai 1000 vaikus jai neturėtų. Kad jinai nemoka skaityti, sakė, neskaito knygų. Skaito knygas pagal programą būtina. Bent jau būtinas, tai tikrai perskaito. Supratau. Kauniečiai, su naujais metais Santaros gimnazija, su naujais metais perduokite ir kitiems, su naujais metais jums gerų metų. Kaip gera, tigro metai, taik šaunuvėlis, atpados, su naujais metais, su naujais metais! Ar jūs pažįstate Viltę? Kur ji? Dainam! Laimingų metų, laimingų! Galbūt kas žmogų labiausiai apibūdina, tai yra jo laisvalaikis, bet aš jo kiek labai daug ir neturiu, nes labai daug mokausi. Bet šiaip laisvalaikį labai mėgstu žiūrėti filmus, labai domiuosi ir kino istorija, ir mėgstamiausiais savo režisieriais, jų gyvenimo, biografijos aspektais. Taip pat labai mėgstu skaityti, kaip ir dauguma mano 1000-mečio vaikų. Taip pat labai mėgstu gaminti valgyti, nes esu vienintelė vegetarė savo šeimoje. Iš tikrųjų, ji yra labai įdomi asmenybė, sugeba daryti ne tik paprastus dalykus, kaip suprasti, paguosti ir kalbėti nuo pradedant apie bernus, baigiant apie knygas. Iš tiesų, Viltė yra savarankiškas žmogus ir yra individualybė. Ar mėgsti išsiskirti iš minios? Aha, labai nemėgstu būti tokia kaip kiti. Puikiai draugė, visą laiką padės, jei reikia pagalbos, visą laiką patars, pasakys, kaip ten vieną ar kitą pratimą išspręsti. Kokie mokslai sekasi? Sekasi, tai taip manau, kad neblogai gana visi, taip nekukliai, jeigu sakant, bet labiausiai galbūt tie, kurie man patinka, tai ir fizika, ir istorija, ir matematika, biologija, chemija. Taip pat jau esu 6 metus maironietė. Ir dažnai dalyvauju veikloje, mes važiuojam ten į Jurginę švęsti ar panašiai, ir kiekvienais metais darom kokius nors ten mokslinius projektus, tyrimus, konferencijas. Tai yra kūrybingas žmogus. Bet kas man labiausiai patinka, tai yra jaunas žmogus turintis tikslą ir siekiantis to tikslo. Aš Viltę po 20 metų įsivaizduoju kaip
arba plastinės chirurgijos daktarę, bet nepamirštančią paišyti, arba rūbų dizainerę. Bus tikriausiai medicina, tikiuosi, kad jau tikrai esu apsisprendus tą linkmę eiti. Nežinau, dar tikrai plastikos chirurgija, nes vieną dieną atrodo, kad norėtum tenais mokytis, bet kitą dieną susidomi kokią nors kitą sritį. Aš labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad jinai tokia yra. Manau, kad jinai turėtų laimėti šį konkursą, nes jinai yra išskirtinai protinga. Nėra gabi ir talentinga tik iš vienos pusės. Viltė yra puiki. Su naujais metais. Ir jos. Ačiū.